Esu Mykolo Romerio universiteto profesorius, taip pat dėstau ir šiame universitete. Esu kunigas Kazimieras Meilius. Jeigu pasižiūrėjus į programą, mano pranešimo tema emancipacija ir politinės galios koncentravimas įtakojant teisėkūrą. Tai yra labai įdomus ir svarbus dalykas, kuris identiteto krizės atveju sukelia labai daug problemų. Ir šiandien mes negalim apsiriboti vien tik tai įstojimu į Europos Sąjungą, bet taip pat turim matyti, kaip tos tapatybės stoka paliečia bioetiką, bioteisę, žmogaus orumą ir kiekvieną žmogaus sritį. O kaip mane mokė profesorius Laterano universitete, profesorius Falki romėnų teisės, kad būtų pilnavertis žmogus, turi turėti jis status civitatis, status libertatis ir status familia.